Parkas yra pietvakarinėje Lietuvos dalyje. Vakaruose ribojasi su Karaliaučiaus sritimi, pietuose su Lenkija. Regioninėme parke ežerai atspindi visą vandens augalijos įvairovę. Nuo distrofinių pelkinių ežerų su skardžia augalija bei eutrofinių ežerų iki mezeutrofinio Vištyčio ežero. Vištyčio regioninėme parke yra 2 rezervatai – Drausgirio ir Grybingirio. Kalbiname Vištyčio regioninio parko vyriausiąją specialistę Rimutę Gagienę. Dabar mes esame prie pagrindinio Vištyčio regioninio parko stendo, kuriame yra visa pagrindinė informacija reikalinga mūsų parko lankytojams. Tokie stendai yra visoje parko teritorijoje ir dideli stendai su visa informacija, su parkų žemėlapiais, su turistiniais maršrutais yra prie kiekvieno įvažiavimo į regioninį parką. Iš tiesų tai visiškai nėra svarbu, kuriuo keliu iš Lietuvos pusės mes atvažiuosime į Vištyčių regioninį parką, mes turėsime pravažiuoti labai didelę dalį Suvalkijos lygumų. Iš tiesų Suvalkija tai yra lygumų kraštas, bet gamta nebūtų gamta, kad jinai neiškrėstų kokio siurprizo ar staigmenos. Tai matyt, taip atsitiko ir su Vištyčių regioniniu parku. Mes taip manom, kad tie tokie labai aktyvūs ledo liežuviai atskilę pagrindinių ledynmečio metu nuo pagrindinių skydų, jie taip labai gražiai, ramiai, tyliai prabangavo per visą Suvalkiją, suformavo labai gražias, beribes Suvalkijos lygumas ir ties Vištyčių taip staiga įsisiautėjo, kad sustūmė pačias aukščiausias Suvalkų kalvas, Suvalkų kalvyną ir tai yra pagrindinis mūsų regioninių parkų saugojimo tikslas. Tai yra pati didžiausia mūsų vertybė. Iš tikrųjų, kalvos Vištyčių teritorijoje jos yra įsimėčiusios po visą regioninių parkų teritoriją. Labai gražus Kilininkų kraštovaizdžio parkas, kuriame stypso labai tokios aukštos išraiškingos kalvos, aukštikalniais, tai Okušmitų, Verstikalnių, Suopkalnių kalvos. Tai kalvos. Ir mes taip labai gražiai pavadinom, kad Vištyčių regioninis parkas tai yra kalvotasis Suvalkijos lygumų kampelis. Taip ir yra iš tiesų. Esame prie didžiojo Vištyčio akmens. Daugelis jį vadina dar stebuklinguoju, pėdotuoju. Tai yra pats didžiausias akmuo Vištyčio regioninių parkų teritorijoje ir 3 pagal dydį akmuo Lietuvoje po Barstyčių ir Puntuko akmenų. Iš tiesų tai yra taip sakoma, kad Vištytis yra akmenų kraštas. Taip ir yra, nes šitą akmenį, kaip velnias nešė sugriaut bažnyčiai, jis įtrenkė būtent šitoje vietoje su tokiu trenksmu, kad į viršų iškilo visi parko teritorijoje esantis didesni ir mažesni akmenukai. Tai 7 akmenų grupė prie Pavištyčių piliakalnių, labai 2 gražus, įdomus, visus stebinantis akmenys užkelti vienas ant kito. Rėčiūnų kaime jie vadinami Perkūnų akmenim ir visiškai neseniai yra atrasti ir apmatuoti Narvydų ir Liubiškių akmenys. Šitas akmuo yra iš tiesų labai didelis, jo ilgis apie 7 metrus, aukštis siekia daugiau kaip 4 metrus, plotis netoli 5 metrų. Esame Vištyčio miestelyje, tai yra vienas iš seniausių Vilkaviškio rajono miestelių. 1570 metais karalius Žygimantas Augustas pagal pasirašytą privilegiją suteikė Vištyčio miesteliui magdeburginės teises ir buvusi nedidelė gyvenvietė tapo Vištyčio miesteliu. Šalimais yra Vištyčių švenčiausios trejybės bažnyčia, tai vienas iš pačių gražiausių ir pagrindinių miestelių akcentų. Bažnyčia statyta 1829 metais. Jinai yra iš tiesų labai graži, raudonų plytų ir akmens mūro.
labai gražiai ją papuošia, dekoratyviai atrodo su tinkuotais balto tinko apvadais. Bažnyčios išskirtinis bruožas yra tas, kad jos planas yra dvigubo kryžiaus formos. Lietuvoje tokių bažnyčių yra labai nedaug. Rytinėme bažnyčios bokšte yra labai retas, du tik tai tokie yra žymiojo karaliaučiaus Liejiko Georgijaus Kinderio žalvariniai varpai. Jis yra datuotas 1738 metais, labai stilingas ir labai vertingas. Esame Trijų ežerų regykloje. Stovėdami viename taške galime apžvelgti labai gražią Vištyčio panoramą, labai gražias kalvas ir tarp kalvų įtūpusius net 3 ežerus. Tai Grabausko ežerėlis, prieky tyvuliuoja didysis Vištyčio ežeras, o kitame šone Pakalnių ežerėlis. Jeigu pažiūrėsime atgal už mano nugaros, stūkso kuprotoje Dunojaus ketera. Tai yra beveik vienoje tiesioje linijoje susispėtusios pačios aukščiausios kalvos. Tai Stankūnų kalnas su 282 metrų viršukalne, Pavištyčio kalnas savo viršukalne iškėlęs iki 285 metrų aukščių ir Dunojaus kalnas esantis pačioje Lenkijos pasienyje pačiame ir jo viršūnė siekia irgi apie 285 metrus aukščio. Šita vieta yra labai pamėgta parko lankytojų. Jie žavisi ją visais metų laikais. Vasarą, kada viskas skendi žalumoj, kada mėlynuoja tik tai nedideliais ežerų akeliais, labai gražiai atrodo ši vieta ir rudenį, kada viskas būna pasipuošę auksu. Gražu net ir žiemą, kaip ir šiandieną, kada viską padengia šerkšnas. Patys svarbiausi objektai, kurie matosi nuo šitos regyklos, yra pažymėti šitame akmeninėme stende. Tai yra ir Pavištyčio 1 ir 2 piliakalnis, 3 ežerėliai ir kryptys parodančios atstumus lygi Pavištyčio ir Vištyčio miestelio. Esame prie Šventojo šaltinėlio. Tai yra vieta, į kurią renkasi žmonės, įtikėję, kad šitas šaltinėlis turi gydomųjų savybių ir gydomųjų galių. Yra užrašyta pasakojimų, kad žmonės įsigydydavo sunkiai pagydomas akių ligas, kad užsitraukdavo sunkiai gyjančios žaizdos. Ir yra užrašytas toksai vienas ryškesnis pasakojimas, kada prieš Pirmąjį pasaulinį karą vienas neturtingas valstietis susapnavo Dievo motiną Mariją. Ir Marija sapne jau prašėsi, kad jisai toje vietoje, kur dabar yra šaltinėlis, pastatytų kryžių. Žmogelis buvo labai neturtingas, pasigodė savo žmonai, sako, kaip aš pastatysiu tą kryžių, neturiu nei arklio, nei medžio, nei vežimo. Pasigodė su savo žmona ir pamiršo tą sapną. Antrą kartą vėl tą patį susapnavo. Vėl pasibėdavojo ir vėl pamiršo. Kai susapnavo 3 kartą, žmogelis suprato, kad iš tikrųjų reikia kažką daryti. Tada jisai nuėjo pas turtingesnį kaimyną, papasakojo jam tą savo sapną ir kaimynas sako, aš tau pagelbėsiu. Turiu viską, ko reikia. Ir jie šitoje vietoje pastatė kryžių. Nuo to laiko žmonės iš tiesų pradėjo statyti naujus kryželius. Tas kryželis, aišku, jau neišlikęs, bet žmonės labai atvažiuoja, čia meldžiasi, su šventų šaltinėlių vandeniu vilgu savo akis ir tiki, kad tas šaltinėlis iš tiesų turi stebuklingų galių. Prie šaltinėlių žmonės renkasi bet kuriuo metų laiku ir bet kokio amžiaus. Prie šaltinėlio yra įrengtas takas neįgaliesiems ir tikrai žmonės su negale labai atvažiuoja mielai ir čia bando įsigydyti savo ligas ir tiki, kad pradings visos jų negalios.